tikrųjų labai pasiilgau mokyklos ir su amžiumi, kai tu vis tampi vyresnis, visada pagalvoji apie tai, kas būtų, jeigu tu būtum šiuo metu mokykloje ir ką tu veiktum. Tai realiai suaugusio gyvenimas yra labai fainas, nes pasirinkimus jau gali pasirinkti pats, tau tėvai nieko neaiškina, nieko nesako dėl to. O kai tu esi mokykloje, tai net yra tas fainas dalykas, kai tėvai tave taip laiko už rankų, mokytojai irgi laiko, mokytojai visada linki ko geriausio tau ir tu tik tai po daug metų supranti, kad iš tikrųjų faini tie laikai buvo mokyklai, kai galėjai daryti pertraukų metu bet ką, o pamokų metu tiesiog mokintis ir džiaugtis gyvenimu. Mokykloje mano mėgstamiausia pamoka buvo kūno kultūra. Perduodu pačiai nuostabiausiai mokytojai Zitai Kuzminskienei linkėjimus. Man patiko šitos pamokos todėl, nes ar tai būtų krepšinis, ar tai būtų bėgimas aplink stadioną, ar mes darytumėm atsispaudimus, visada šitos pamokos buvo žiauriai linksmos. Ir net ateidavai į mokyklą ir kai pamatydavai, kad kūno kultūra yra tavo tvarkaraštyje, tai visada man tai būdavo gera širdyje, kad pagaliau galėsiu pasportuoti. Kalbant apie mokytojus, tai visi mokytojai buvo labai nuostabus, bet visada yra tas dalykas, kad kai kurie mokytojai tau tiesiog labiausiai įsimena. Tai pirmoji mokytoja buvo psichologijos Jūratė. Tobula moteris. Mes visada, kai turėdavom langus su savo klasiokė Laura Budaitė, eidavom pas mokytoją gerti kavos arba arbatos. Ir taip pat kalbėdavom visokiom temom, viską aptarinėdavom. Tai čia buvo pati geriausia dalis mokykloje. Ir būtent nuo 11 iki 12 klasės. Nes iki šiol yra čia išlikę. Taip pat rusų kalbos mokytoja Valentina. Irgi labai nuostabi moteris. Ir jinai iki šiol palaikina mano Facebook'e nuotraukas, tai labai miela būna. Bet aš atėjau į rusų kalbos pamokas mokėdama rusų kalbą, bet Valentina vis tiek žinojo, kad aš ne viską, ko puikiausiai moku. Todėl jinai mane taip tobulai išmokė tos kalbos, kad aš dabar galėčiau kiekvieną žmogų, kuris kažką rusiškai neteisingai pasako, tiesiog ištaisyti ir pasakyti, ne taip yra, o va taip. Taip pat Armanavičienė anglų kalbos mokytoja, aš niekada anglų kalbos nemokėjau ir galiu dar prisipažinti, kad kartais tuos namų darbus taip padarydavau, ne pati, o manęs padarydavo. Bet aš tad supratau vieną dalyką, kai jinai sakė, kad man anglų kalbos labai reikės. Aš visada galvodavau, kad ką čia mokytoja sako, kažkokia nesąmonė. Bet dabar pati pradėjau anglų kalbos kursus lankyti, nes anglų kalba yra ohoho, kokia reikalinga ir kaip jos visų reikia. Tai tik dabar daėjo, kad vis dėlto mokytoja tada buvo teisi ir jinai man sakė, tai ne iš pykčio, o dėl to, kad to tikrai reikės. Ar aš palaikau santykį su savo klasiokais? Kitaip palaikau, yra draugų, kurie tiek mokykloje buvo, tiek gyvenime tapo dar geresniais draugais. Buvo ir tokių variantų, kad mokykloje buvo tik klasiokais, o dabar tapo labai gerais draugais. Ir aišku, kaip visada, atrodo mokykloje, kad yra visam gyvenimui žmonės, bet jie po to dingsta, nes susikuria šeima, susikuria karjerą, susikuria dar ką nors, pasikeičia žmonės ir tiesiog nutrūksta ryšys. Bet su tais, su kuriais aš dabar bendrauju, esu labai patenkinta, kad juos turiu. Ir netgi tie patys mokytojai. Dabar Facebookas, Instagramas, Messengeris yra visagalis, tai tu per bet kur gali bet kada parašyti ir tau visada jie padės ir patars. Tai mokytojai taip pat yra draugai. Ne tik klasiokai, bet ir mokytojai. Dabartiniams gimnazistams palinkėsiu mokytis ir dar kartą mokytis. Todėl, nes jeigu jūs galvojat, kad matematika, lietuvių kalba, anglų kalba ir informatika yra nereikalingi gyvenime ir jūs niekur nepanaudosit šitų dalykų, tai patikėkit, ant kiek jie yra reikalingi ir kaip jų prireikia šiame gyvenime.